Sveiki sulaukę savaitgalio ir norintys susipažinti su naujomis knygomis. Aš Agnė Skamarakaitė, o ši laida parengta bendradarbiaujant su leidyklomis Vaga, Alma Litera ir Baltos lankos. Pradėkime nuo autoriaus, kurio jau 11 knygų yra išverstos į lietuvių kalbą ir ilgi pasakojimai apie tai, kas jis toks lietuviams nereikalingi. Tai Paulas Koelijas ir jo romanas Nugalėtojas lieka vienas. Iš portugalų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. Pats autorius savo interneto dienoraštyje tai pristato knygą, cituoju. Viena iš pagrindinių mano knygų temų yra būtinybė mokėti už savo svajones, bet kiek mūsų svajonėmis gali būti manipuliuojama. Pastaruosius dešimtmečius mes gyvenome kultūroje, kuri privilegijavo garbę, pinigus, valdžią. Ir didžioji dalis žmonių buvo priversti tikėti, kad tai ir yra tikrosios vertybės, kurių turėtume siekti. Mes visi turėtume būti nugalėtojai. Čia ne apie tuos, kurie galiausiai laimi tai, kas svarbiausia jų gyvenime, ir ne apie tai, kad laimė yra vertingiausia dovana žemėje. Mes turime būti nugalėtojai kita prasme. Sistema kuria sėkmingą žmogų. Šlovė, įtaka, fotografijos blizgančiuose žurnaluose, elgesys tarsi būtum pasaulio šeimininkas. Taip, tu gali pasiekti tikslą, kurį tau kelia visuomenė, bet ar būsi patenkintas, ar jausi pilnatvę, ar jausiesi ramus. Šis turėjimo ciklas niekada nesibaigia, nes tą akimirką, kai manai, kad pasiekiai savo tikslą, įsismelkia kitas troškimas. Kai baigiau rašyti knygą Nugalėtojas lieka vienas, griuvo finansų rinkos. Ar tai grąžins mus prie tikrųjų vertybių? Aš tikrai nežinau. Ką aš žinau, tai kad mes negalime ir toliau leisti manipuliuoti mūsų svajonėmis, kaip tai nutinka knygos herojams. Citatos pabaiga. Romano veiksmas nukelia mus į Kanų kino festivalį. Šioje tuštybių mugėje susitinka rusų milijonierius Igoris, kuris mano, kad žmogžudystė yra priimtina, jei žudikas vadovaujasi gerais norais, pavyzdžiui, trokšta palengvinti žmonių kančias arba susigrąžinti mylimą moterį. Rytų mados karalius Hamidas, pagrindinio vaidmens siekianti amerikiečių aktorė Gabriela, kuri įsitikinusi, kad šlovė tai savitikslis, didžiausias laimėjimas šiame pasaulyje. Taip pat susitinka ambicingas detektyvas Savua, trokštantis išnarplioti sudėtingiausią savo gyvenimo bylą, ir Jasminė, balansuojanti ant sėkmingos modelio karjeros pražūties lyno. Britų dienraščiui The Guardian į klausimą, kaip jūs apibūdintumėt savo knygas, ar galima jas vadinti savipagalbos knygomis, rašytojas atsakė: Ne, nesu savipagalbos knygų rašytojas, esu saviproblemų rašytojas. Skaitydami mano knygas, žmonės randa tam tikrų dalykų, kurie juos provokuoja, verčia susimastyti. Aš negaliu savo kūrinių priskirti tam tikrai kategorijai. Aš tiesiog dirbu savo darbą, o mano kūrinius klasifikuoja ir teisia kiti. Citatos pabaiga. Paulas Koelijas sako, kad jis visada žinojo, kad jo asmeninė legenda, vartojant alchemijos terminą, yra rašyti. Jam buvo 38, kai išleido savo pirmąją knygą. Na, o jo populiarumas toks didelis, kad norint jį apibūdinti vartojama žodis koeliomanija. Na, o dabar paklausykite trumpos knygos ištraukos. Žmonės niekada nebūna patenkinti. Jei turi mažai, nori daugiau. Jei turi daug, nori dar daugiau. Jei gauna dar daugiau, trokšta būti laimingi, kad ir mažų tenkindamiesi, tačiau nesugeba nė žingsnio žengti tą kryptimį. Nejaugi jie nesupranta, kad tai paprasta pasiekti laimę. Štai pro šalį šmėkštelėjo mergina baltais marškinėliais ir firminiais džinsais. Kurgi ji taip skuba? Kas jai neleidžia grožėtis, kai šią saulėtą dieną, žydrą jūrą, mažyliais vežimėliuose pajūrio palmėmis? Nebėk, mergelė. Vis tiek niekur nepabėgsi nuo dviejų žmogaus gyvenime svarbiausių dalykų – Dievo ir mirties. Tai buvo ištrauka iš Paulo Koelio knygos Nugalėtojas lieka vienas. Ja, kaip ir kitas Koelio knygas, išleido leidykla Vaga.